Savitarnos plovykloje Planu pats šį automobilį nuplauti, nuvaškuoti ir pasinaudoti cheminė džiovinimo programa užtenka vos 4-5 žetonų. Mažesniam automobiliui pakaks ir 3. Vairuotojai žino, kad naudojant visas 5 plovimo programas, automobilį galima nusiplauti pigiai, greitai ir kokybiškai, todėl savo automobilius plauna plovyklose Planu pats. Pagrindinį automobilio plovimą sudaro 3 programos – plovimas aukštų slėgių su šampūnu, plovimas putomis ir šepečiu, skalavimas aukštų slėgių. Pagrindinė taisyklė plaunant mašiną savitarnos plovykloje – neskubėkite. Patikiname, kad jei viską darysite nuosekliai ir pagal instrukciją, jums užteks 2-3 žetonų, priklausomai nuo automobilio dydžio. Paimkite pistoletą, nustatykite pirmąją programą ir įmeskite žetonus. Juos galite mesti po vieną arba visus iš karto. Kompiuteriui susumavus žetonus ekrane užsidega skaičiais išreikštas laikas. Eidami ratu vandens srovę nukreipkite nuo apačios į viršų. Automobilį plauti einant aplinkui reikia todėl, kad kol plaunate vieną mašinos šoną, kitas tuo metu atmirksta. Todėl nešvarumus žymiai lengviau nuplausite. Taupant laiką muilavimo šepetį siūlome išsiplauti pasidėjus ant kapoto. Taip jo plovimui nereikės skirti nei laiko, nei pastangų. Apiplovę automobilį aukštų slėgių su šampūnu pasirinkite antrą programą. Toliau tęskite plovimą šepečiu, tačiau ratai juo geriau neplauti. Ant jo patekęs smėlis gali subraižyti automobilį. Ratams tinkamiausias plovimas aukštų slėgių. Nuplovę automobilį įmeskite vieną žetoną ir pasirinkite trečią programą – skalavimas aukštų slėgių. Automobilis skalaujamas nuo viršaus žemyn einant aplink ratu. Nebūtina putą skalauti itin kruopščiai. Jei skalausite aplink automobilį eidami ratu, ant mašinos tikrai neliks plovimo priemonių. Tiek skalaujant, tiek vaškuojant automobilį, pistoletą reikia laikyti maždaug 80 cm atstumu. Nuskalavę automobilį galite jį vaškuoti, tam užtenka 1 žetono. Su programų selektoriumi pasirinkus 4 programą, automobilis vaškuojamas nuo viršaus žemyn, jį apeinant ratu daugiausia 2 kartus. Jei vaškuosite ilgiau, efektas vis tiek bus toks pat. Nerekomenduojame vaškuoti priekinio stiklo, nes per lietų dėl vaško plėvelės vaizdas būna ne toks ryškus. Nuvaškavus automobilį meskite dar 1 žetoną arba jei lieka laiko, perinkite selektorių į 5 programą – cheminis džiovinimas. Automobilį nuskalavus osmoninio vandens ir džioviklio mišiniu, nuo kėbulo paviršiaus geriau nubėga vanduo. Tai nepakartojamas efektas. Nusiplauti automobilį visomis 5 programomis galima už 4-5 žetonus. Mažesniam automobiliui užtenka 3-4 žetonų. Iki susitikimo plovykloje Planu pats.